1.11 principas. Žmogaus vystymosi raidą reikėtų apžvelgti kaip kompleksinį viso pasaulio visuomenės išvystymą. Kompleksinis išvystymas visų pirma turi būti trauktas kaip procesas į visas struktūrų elementų dalis. Todėl vienalaikiškumo samprata čia vaidina labai svarbų vaidmenį. Apkabinimas ir atsižvelgimas vienu metu į visus pasaulio elementus gali užtikrinti jo nenutrūkstamą proceso stabilumą. Atsižvelgiant į šio principo taikymą, įvykių valdymui matote, kad valdymas vykdomas per kompleksiškumą, atspindinti žmogaus raidoje. 1.12 procesas. Prisikėlimo principas susijęs su žmogaus organizavimo principais. Atsižvelgus į šiuolaikinį viso pasaulio išorinę raidą. Kai kalbame apie žmonijos organizaciją, turime omeny ne tik jo fizinę formą, bet ir jo mąstymo veiksmų organizavimą. Jeigu atsižvelgsite į visų laikų viso išorinio pasaulio vystymąsi, tada atitinkamai matote žmogaus organizaciją, o tada matai kiekvieną jo įvykį. Tai pagrindinis principas, leidžiantis valdyti, remiantis suvokimu. 1.13 principas. Sielvartas, neviltis ir nostalgija nėra tinkamas būdas pasaulio suvokimui. Tik džiaugsmas, šviesa ir meilė yra teisingas pasaulio suvokimo būdas. Bet koks kūrybinis renginys yra įvykis, kuriamas kūrybiškai. Todėl kūrybinis renginio konstravimas vyksta greitesniu teigiamų emocijų pagrindu. Štai kodėl kūrybinėme renginyje visada yra džiaugsmas, šviesa ir meilė, nes jie yra įvykių struktūros kūrimo elementai. Štai kodėl džiaugsmas, šviesa ir meilė yra teisingas būdas suvokti pasaulį. 1.14 principas. Asmenybė išsaugojama ir po biologinės mirties, įskaitant ir kremaciją. Tai yra paskutinis atvejas kiekvienoje pelenų dalelėje, kas liko po kremavimo. Patvirtinta asmenybės struktūra, tas, kas atliko kremaciją. Šis principas leidžia suprasti, kad kiekviename paskutinėme įvykio elemente yra viskas, kas susijęs su visu įvykiu. Todėl bet koks įvykis gali būti atkurtas ne tik remiantis tam tikrais dalyvių ženklais ar vardu, ar net nesant vardo, naudojant aiškiaregišką žiūrėjimą. Įvykių valdymo atveju šis principas reiškia tokį pagrindinį dėsnį. Kūrybinių valdymų visada galima užtikrinti, kad viskas yra atstatoma. Todėl galioja toks pagrindinis dėsnis. Bet kokių įvykių derinimas, pasaulis visada gali būti išgelbėtas. Iš to išplaukia, kad bet kuris kūrybinis valdymas visada veda prie norimo rezultato. 1.15 principas. Erdvė priklauso nuo ten, kur susikerta skirtingi laiko intervalai. Dėl tokių pasekmių Žemė gali padidėti. Laikas gali būti laikomas elementu, kuris savo vystymosi procese egzistuoja kartu su erdve. Tai reiškia, kad kiekvienas laiko intervalas gali būti laikomas elementu, koreliuojančiu arba su erdve, arba su kokiu nors objektu erdvėje. Jeigu mes turime judantį objektą, tada galime įvesti laikiną koordinatę. Ta patį, žinoma, galim padaryti, jei yra keli judantys objektai. O jei nėra judesio, tada galime įvesti laiko koordinatę pagal mūsų suvokimą. Tai yra remiantis tuo, ką patiriame tam tikrais jausmais, tam tikrą reakciją. Ir tada laikas gali aiškiai pasireikšti kaip konstrukcija, kurios ryšys
su erdve pasirodo priklausomai susiformavęs nuo mūsų sąmonės pagrindo. Jūs galite paskirti laiką savo sąmonėje, bet jums to nereikia daryti. Tai yra laikas gali būti pašalintas iš suvokimo sferos. Taigi, jeigu objektas juda, tada mes žinome, kad kažkaip turime apibūdinti jo judėjimą, o tada įvedame ir laiką. Jeigu objektai yra nejudantis, jūs tiesiog paskiriate laiką savo mintimis. Tačiau iš tikrųjų dvi situacijos sąmonėje gali atsirasti vienu metu ir tai gali būti keli objektai. Atsižvelgdami į tarpsąmonės ir erdvės laiko ryšį, matome, kad atsiradusios laiko intervalų sankirtos gali lemti pokyčius erdvėje. Apimties padidėjimas atrodo tada, kai susijungia su informacijos kiekio padidėjimu laike. Apskritai, bet kokį įvykį visada galima valdyti, padidindami informacijos kiekį. Į aptariamo principų supratimą galima žiūrėti kiek kitaip. Pažvelgus į bet kokį nors judantį objektą, jūs visada gausite impulsą į savo sąmonę, kuri padės perkelti informaciją į kitą objektą. Tai yra vieno informacijos objekto judėjimas, perkeliamas, gali sukelti kito objekto judėjimo principą. Pasirodo, kad šis judėjimas gali vykti taip, kaip jūs norite, nes jūsų dvasinis lygmuo leidžia padidinti erdvę. Leiskite jums priminti, kad erdvė ir laikas yra sąmonės konstrukcijos. Siekdamas paaiškinti nagrinėjimo principą, pateikiau konkrečius judėjimo pavyzdžius, tačiau galite apsieiti ir be jų. Jeigu pažvelgsite į tai, kas buvo pasakyta, pamatysite, kad visada galite padidinti bet kokios informacijos kiekį tiek, kiek jums jos reikia norimui įvykiui pasiekti. Pirmas principas. Žmogus yra amžina medžiaga pagal jo sukurtą principą, todėl prisikėlimas grįstas amžinybės atskleidimu žmoguje. Amžinumo atskleidimas bet kuriame informacijos objekte veda prie fakto, kad visada galite pamatyti tam tikro objekto struktūros visas jos apraiškas. Ir tokiu atveju objektas tampa visiškai valdomas. 2.2 principas. Egzistuoja dvasinės ir fizinės struktūros priklausomybė. Keisdami informaciją apie fizinę struktūrą dvasios srityje, mes galime pakeisti dvasią į lygmenį, kai ji galės pakeisti bet kokią fizinę struktūrą į skaičius ir fizinio kūno kūrimą. Šis principas leidžia suprasti kitą labai svarbų požiūrį į įvykių valdymą. Jeigu koks nors objektas dalyvauja mus dominančiame įvykyje, tada šio objekto informacijos plotą galime pakeisti taip, kad jis galėtų daryti įtaką pačiam įvykiu. Tai yra, jūs galite valdyti įvykį, pakeisdami tik vieno informacinio objekto informacijos struktūrą. Tačiau pakeitus objekto informacinę struktūrą, skiriasi ir struktūros informacija. Todėl valdymas faktiškai vykdomas per kitą objektą, būtent per objektą, kuriame pagal poreikį pakeitėte informacijos struktūros poreikį. 2.3 principas. Laikas ir erdvė nėra ribos gyvenimo trukmės. Gyvenimo trukmės samprata formuoja dvasios santykius su laiko erdvėmis. Šis principas sako, kad iš tikrųjų bet koks objektas visada yra amžinas. Kai žiūri į bet kurį objektą, jis visada yra šalia. Perkeldami jums reikalingo įvykio elementą į dvasinę būseną, jūs suvokite tai, kad pats įvykis yra visiškai jūsų kontroliuojamas.
Konkrečiu atveju jūs gaunate absoliučią sveikatą, nes jūsų požiūris į sveikatą šiame amžinybės statuse leidžia jums padaryti savo sveikatą amžiną. Antras taškas, ketvirtas principas. Prisikėlimo principas vadinamas atstatymo principu ir po galimos biologinės mirties. Tai yra žmogaus prigimtinės priežasties išvystymas su pirmu gamtos impulsu. Kalbant apie realybės valdymą, ši nuostata siūlo, kad objekto atkūrimas po sunaikinimo yra įmontuotas principas į patį bet kurio objekto pamatą. Bet kurio objekto valdymas gali būti vadinamas įvykiu. Į jį įvedate daug įvairių keitimo elementų, pavyzdžiui, kad pasaulis nebūtų sunaikintas. Šitas keitimo elementas įvedamas atliekant taip. Su dvasinės valios pastangomis atkuriamas principas, o kai įvedat tobulėjimo metodą, tada negali būti sunaikintas nei vieno įvykio elementas. Besikurianti harmoninga struktūra suteikia tokią įvykio kontrolę, kad net nereikia dėti pastangų, o įvykis vystosi tarsi savaime jums palankiausiu būdu. Norintis mokytis pažinti savo vidinį ir išorinį pasaulį, kviečiu jungtis per YouTube @sigutė88, Telegramą Kūrybingos sąmonės išvystymas ir Facebookas Sigutė Venskaitytė. Tekstas paimtas iš autoriaus Grigorij Grabovoi knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Dėkoju autoriui, dėkoju visiems žmonėms už amžiną gyvenimo žinias atneštas į žemę.